Taip sakoma, štai iki ko priėjome. Donaldas Trumpas atvirai grasina Europai, kad Vladimiras Putinas gali užpulti ir tokiu atveju JAV negins europiečių. Po gandų ir nutekintos informacijos iš Baltųjų rūmų pats Donaldas Trumpas kreipėsi į tautą ir paskelbė, kad rimtai svarsto galimybę JAV pasitraukti iš NATO. Šį pareiškimą jis padarė po to, kai sąjungininkai alijanse atsisakė paremti jo karą su Iranu ir padėti atidaryti Ormuzo sąsiaurį. Kaip pareiškė Trumpas, cituoju, NATO niekada nedarė man įtakos, aš visada žinojau, kad jie yra popieriniai tibirai. JAV prezidentas papasakojo, kad buvo sunku patikėti sąjungininkų pagalbos stoka, nors pažymėsiu, kad pagal NATO chartiją nė viena alijanso šalis nebuvo įpareigota padėti Donaldui Trumpui. Nes chartijoje aiškiai parašyta, kad NATO yra gynybinis alijansas, kuris įsitraukia į karą tik tuo atveju, jei užpuolama viena iš narių. Vis dėlto Trumpas įsitikinęs, kad visi turėjo mestis į karą su Iranu, kurį jis jau esą laimėjo. Tačiau šioje situacijoje mane maloniai nustebino Europos atsakymas. Didžiosios Britanijos premjeras Keiras Starmeris pareiškė, kad NATO egzistavo iki Trumpo ir egzistuos po jo. Todėl dabar Didžioji Britanija tiesiog sutelks dėmesį į plataus masto karinį bendradarbiavimą su Europos Sąjunga. O štai Lenkijoje pareiškė, kad taip, žinoma, NATO be JAV nėra tokia galinga, tačiau ir JAV be NATO taip pat neišsivers. Mano vardas Aleksejus Pečijus, pasikalbėkime apie šią temą kartu. Tačiau prieš pradėdamas šią laidą tradiciškai paprašysiu jūsų paremti šio YouTube kanalo veiklą jūsų auka ar rėmėjo prenumerata pagal nuorodas ir rekvizitus pateiktus šio vaizdo įrašo aprašyme. Būsiu dėkingas už bet kokią jūsų paramą, o tai galite padaryti ir laidos pabaigoje, jei manysite, kad ši laida jums buvo įdomi ir naudinga. Be to, užsiprenumeruokite mano Telegram kanalą Pečiai News. Nuoroda į jį yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Taigi, JAV prezidentas Donaldas Trumpas šiandien pareiškė laikraščiui The Telegraph, kad jis rimtai svarsto galimybę išvesti Jungtines Amerikos valstijas iš NATO, po to, kai alijansas atsisakė prisijungti prie jo karo prieš Iraną. Trumpas pavadino NATO popieriniu tigru ir pažymėjo, kad Amerikos pasitraukimo iš gynybos sutarties klausimas nuo šiol daugiau nebus svarstomas. Esą šis klausimas praktiškai jau išspręstas. Anksčiau JAV valstybės sekretorius Markas Rubijus pareiškė, kad po karo su Iranu Trumpas iš tikrųjų imsis pasitraukimo iš NATO. Pasak Trumpo, priežastimi tapo sąjungininkų atsisakymas įvykdyti Amerikos prezidento reikalavimą pasiųsti karinius laivus deblokuoti Ormuzo sąsiaurį. Nors kas apskritai yra Donaldas Trumpas, kad galėtų kažko reikalauti iš sąjungininkų? Toliau pacituosiu Trumpą. O taip, aš pasakyčiau, kad tai jau net nebekelia diskusijų. Aš niekada nepasiklioviau NATO. Aš visada žinojau, kad tai popierinis tigras. Ir Putinas beje taip pat tai žino. Be to, kad jų ten nebuvo, tai buvo tiesiog neįtikėtina. Aš tiesiog pasakiau, aš pernelyg nespaudžiau. Manau, kad pagalba turėtų būti automatinė. Mes visada buvome ten, automatiškai įskaitant Ukrainą. Ukraina nebuvo mūsų problema. Tai buvo išbandymas ir mes buvome ten dėl jų. Jie nebuvo ten dėl mūsų. Na, visų pirma, iš karto pažymėsiu, kad Donaldas Trumpas, kai atėjo į Baltuosius rūmus 2025 m. sausį, jis iš karto atšaukė visą karinę pagalbą Ukrainai. Karinę ir finansinę. Todėl Donaldui Trumpui nereikėtų mėtytis tokiais žodžiais, nes jis yra paskutinis pasaulyje, kuris gali sakyti, kad palaiko Ukrainą. Jis niekaip nepalaikė Ukrainos išskyrus ginklų pardavimą. Pabrėžiu, pardavimą Ukrainai. O iš tikrųjų, antra, Trumpas pradėjo aktyviai grasinti sąjungininkams, kad dabar JAV nepadės Europai dėl Rusijos karo prieš Ukrainą. Be to, Trumpas užsimena, kad dabar jis pasiruošęs leisti Putinui pulti Europą, o JAV tik stebės, kaip Rusija okupuos Europos šalis. Ypač griežtai Trumpas sukritikavo Didžiąją Britaniją ir asmeniškai ministrą pirmininką Keirą Starmerį už atsisakymą dalyvauti kare. Jis užsiminė, kad karališkasis laivynas nėra pasiruošęs rimtoms užduotims. Citata. Jūs net neturite laivyno, jūs per seni, o jūsų lėktuvnešiai neveikia. Na, žinote, tai jau išvis skamba kaip įsižeidusio vaiko frazė, tipo, mano mašinėlės geresnės už tavo. Primenu, kad tai irgi netiesa. Jungtinė karalystė netgi siūlė siųsti savo lėktuvnešius į artimuosius rytus, kad padėtų amerikiečiams. Tačiau Trumpas tada išdidžiai užsipuolė Kiniją, Keirą Starmerį ir pareiškė, kad jam Britų pagalbos nereikia. Prisiminkite, tada Trumpas pasakė, kad Britai tiesiog nusprendė prisiplakti prie jo pergalės. Jis sakė, mes jau nugalėjome Iraną, kokie dar jūsų lėktuvnešiai, mums jūsų pagalbos nereikia. Dabar jis sako,
O kodėl jūs mums nepadėjote? Be to, Britų lėktuvnešiai, primenu, tuo metu buvo netoli Grenlandijos, kurią tas pats Trumpas grasino jėga atimti iš sąjungininkų. Į klausimą, ar Kiras Starmeris turėtų daugiau išleisti gynybai, Trumpas atsakė, kad jis neketina jam nurodinėti. Ir pridūrė, kad, cituoju, viskas, ko nori Starmeris, tai brangus vėjo jėgainės, kurie pakelia jūsų energijos kainas iki dangaus. JAV valstybės sekretorius Markas Rubijas taip pat apkaltino NATO, kad tai yra vienpusio eismo gatvė. Vakar jis pareiškė, kad po karo su Iranu pabaigos Amerika bus priversta peržiūrėti savo narystę aljanse. Rubio citata. Jei NATO yra tik apie tai, kad mes giname Europą, kai ją užpuola, o jie mums atsisako suteikti prieigą prie savo bazių, kai mums to reikia, tai nėra labai geras sandoris. Tokioje sutartyje sunku likti. Įdomu tai, kad Markas Rubijas pirmą kartą patvirtino, jog jiems vis dėlto to reikėjo. Pasirodo. Donaldas Trumpas taip garsiai šaukė, kad jam pagalbos nereikia, o pasirodo vis dėlto reikia. Anksčiau The Telegraph pranešė, kad Donaldas Trumpas svarsto galimybę performatuoti NATO pagal principą mokėk arba tylėk, kad nubaustų šalis, kurios nevykdo jo reikalavimų dėl finansavimo. Pasak šaltinių, jis taip pat svarsto galimybę išvesti Amerikos kariuomenę iš Vokietijos. Tai idėja, kurią jis svarstė dar nuo sugrįžimo į valdžią momento. Tačiau turiu apie tai pasakyti visiems aršiems Donaldo Trumpo šalininkams. Reikalas tas, kad Trumpo reikalavimas, jog NATO padėtų kare su Iranu, be abejo sukėlė abejonių dėl 5-ojo Šiaurės Atlanto sutarties straipsnio. Tai principas, kad užpuolimas prieš vieną yra užpuolimas prieš visus. Šis straipsnis istorijoje buvo aktyvuotas tik vieną kartą. Po teroristinio išpuolio 2001 metais rugsėjo 11 dieną, tai yra vienintelis kartas, kai tai buvo taikoma. Tai buvo Europos pagalba Amerikai. Tačiau dar svarbiau yra tai, kad Šiaurės Atlanto sutarties 5-asis straipsnis sako, jog NATO yra gynybinis aljansas ir jis neturi dalyvauti kare, kurį pradeda viena iš narių. O Trumpas savo prisifantazavo, kad jei jis duoda įsakymą, visi NATO nariai, kaip jis sakė, automatiškai privalo atbėgti ir kariauti kare, kurį jis pradėjo. Dar kartą, 5-asis straipsnis taikomas tik ir išimtinai NATO nario užpuolimo atveju, todėl jis netaikomas karui su Iranu, kuris prasidėjo bendrais JAV ir Izraelio aviacijos smūgiais vasario 28 dieną. Atsakydamas į Donaldo Trumpo išpuolius, Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris šiandien apgynė NATO, pavadinęs ją efektyviausia karinė sąjunga pasaulyje. Į klausimą, ar pasikeis ilgalaikiai Jungtinės karalystės ir JAV saugumo santykiai, Starmeris atsakė, kad NATO užtikrino saugumą daugelį dešimtmečių, tiek iki Trumpo, tiek ir 100% po jo. Todėl, pasak jo, ilgalaikėje perspektyvoje vargu ar kas nors pasikeis. Kiro Starmerio citata. Nepriklausomai nuo spaudimo, man ir kitiems, nepaisant viso triukšmo, aš veiksiu Didžiosios Britanijos nacionalinių interesų labui, priimdamas visus sprendimus. Ir būtent todėl aiškiai pasakiau, kad tai nėra mūsų karas ir mes nesiruošiame į jį įsitraukti. Be to, Starmeris pareiškė, kad nuo šiol Didžioji Britanija pradeda glaudžiau bendradarbiauti su ES saugumo ir ekonomikos klausimais. Jis paragino ES vienytis, suprasdamas, kad Trumpas gali būti nestabilus. Ypač po to, kai Trumpas pareiškė, jog JAV daugiau nepadės sąjungininkams. Tuo pačiu metu Lenkijos nacionalinės gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas pabrėžė, kad ne tik Europai iš tikrųjų reikia Jungtinių Amerikos valstijų, bet ir JAV niekaip negalės apsieiti be Europos. Citata. Nėra NATO be Jungtinių Amerikos valstijų, bet taip pat nėra ir Amerikos galios be NATO. Mes turime siekti šios sąjungos, nes ji garantuoja mūsų bendrą saugumą. Mes suprantame, kad niekas negins Lenkų, jei jie patys nesugebės apsiginti. Tikiuosi, kad tarp emocijų supančių dabartinį JAV prezidentą ateis ramybės akimirka. Kodėl? Nes dar kartą, nėra NATO be Jungtinių valstijų ir mums svarbu, kad ta ramybė ateitų, bet taip pat nėra JAV galios be NATO. Ir čia pridėsiu dar 2 žodžius nuo savęs. Iš tikrųjų visi tie bombonešiai, kuro papildymo lėktuvai ir bet kokia JAV aviacija, kuris skrido į artimuosius rytus, kad smogtų Iranui, vienaip ar kitaip sustodavo bazėse Europoje. Europa dabar yra placdarmas, iš kurio vykdomi išpuoliai prieš Iraną. Bet kokios operacijos artimuosiuose rytuose vienaip ar kitaip yra susijusios su Europa ir logistikos palaikymu būtent iš Europos šalių. Todėl, kai Trumpas teigia, kad jam niekaip nepadėjo, tai tiesiog ciniškas melas. Nes Europa padėjo.
Nors taip, jie atvirai atsisakė įsitraukti į karą. Čia padėsiu daugtaškį. Savo nuomonę, išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrašu. Prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir nepamirškite paspausti patinka. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, būsiu jums už tai dėkingas. Tai galite padaryti pagal nuorodas ir rekvizitus šio vaizdo įrašo aprašyme. Ten yra įvairios platformos. Buy Me a Coffee, Patreon, PayPal, banko rekvizitai, kriptovaliutos, rėmimas per YouTube. Pasirinkite jums patogiausią variantą. Būsiu dėkingas už jūsų palaikymą. Tai viskas. Saugokite save. Visiems iki pasimatymo.